Nu, tai. Tai jo. Tai instrumentiniam apsėklinimui reikalinga kas? Reikalinga užsiauginti reikiamą amžiaus motinų ir dar svarbiau turėti tinkamų tranų. Tai tie tranai turi būti ir genetiškai patikrinti ir juos reikia laikyti tam tikrom sąlygom, kad tai nebūtų užskridę netinkamų tranų, kurie netinkami poravimui mums šiuo atveju išgryninant tamsiasias bites. Tai va, tai didžiausia problema, aišku, yra tranai, kaip bebūtų keista, mūsų atrodo stiprioji didžioji ta bitė, va, bet su jų auginimu ir kokybė yra problemos dėl tos chemizacijos, dėl vaistų naudojimo ir panašių dalykų. Didelė dalis jų paprasčiausiai yra netinkami išgauti spermai, va, tai spaudom tų tranų daugybą ir tik tais kas kelintas yra tinkamas. Tai va, tai dabar mes matėm, kad važiavome į poravimosi punktą, kur paėmėme nukliausus su bičių motinom, kurios yra tinkamo amžiaus. Tai turi būti maždaug 10 parų, plus minus 2 paros, bet tas auksinis viduriukas maždaug yra 10 parų. Tai va, reikia turėti tokio amžiaus motinas ir paskui iš tų šeimų, kurios genetiškai ištirtos iš tėvinių šeimų, taip pat prisirinkom tranų, ant korių su bitėmis ir su medumi. Ir atsivežėm šičia į laboratoriją instrumentinio apsėklinimo, kuri yra Marcinkonyse, Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų centre. Ir šičia procesas vyksta, imam po truputį tranus, atsinešam juos į laboratoriją, kadangi jie labai lepūs ir jie ilgai negali išbūti tinkami naudojimui. Čia paimam jų spermą, tada yra vienas iš būdų iš anksto prisirinkti spermos ir ją. Ir va, čia yra vyno šaldytuvas, jį ir 13-14 laipsnių Celsijaus temperatūroje galima išlaikyti iki 2 savaičių kapiliaruose, specialiai užsandarintuose tą spermą. Ir tada, kai atsiranda jau tinkamo amžiaus motinos, tada apsėklinti. Arba šiandien mes darom iš karto, imam tranų spermą ir sėklinam tas maždaug 10 parų motinas. Jos yra dabar 9-10 parų maždaug tokio amžiaus. Tai va, o kam reikalingas tas instrumentinis apsėklinimas, tai jisai yra kaip pagalbinė priemonė populiacijos išsaugojimui arba tiksliau dabar atkūrimui, nes mes galim labai tikslingai sukryžminti ištirtas šeimas. Mes žinom tada, reiškia, konkreti motinėlė, kokių tranų, kokios šeimos sperma apsėklinta ir ko tikėtis tada. Galima netgi tos pačios šeimos tranais apsėklinti, ten giminingas veisimas ir taip toliau. Tokios šeimos paskui nėra jos labai gyvybingos, bet galima iš tos motinėlės lervučių išauginti dukras ir tada jau paleisti, tarkim, laisvai poruotis. Arba jau negiminingai poruoti. Žodžiu, įvairios kombinacijos įmanomas išgryninti šitas bites, kad pašalinti tų įvežtinių bičių genus maksimaliai kiek tai yra įmanoma ir kiek tai turi prasmę. Va, tai yra pagalbinė priemonė, bet pagrindinė vis tik yra natūralus poravimasis. Ir turi būti tas natūraliam poravimuisi punktas izoliacinis ir saugoma teritorija, kur šitą populiaciją mes galėtumėm atkūrinėti ir išsaugoti. Taip, čia matom, dabar vyksta toks reikalas, vadinamas instrumentinio apsėklinimo. Tai technologija yra jau senoka, pasaulyje jau daugybę dešimtmečių jau dirba specialistai su šita technologija. Esmė tokia, kad apaisint motiną, apsėklinti. Apsivaisina, žinot, kai motina deda kiaušinėlį, apsivaisina. Tai mes suleidžiam tranų sėklą į motiną. Tai tas tiesiog visas tas procesas yra instrumentinis apsėklinimas, vadinasi. Ko mums reikia?
reikia mikroskopo, reikia staklių, reikia angliarūgštės, kapiliarų, šlangelių, visokių dezinfekcinių skysčių, natrio chlorido ir taip toliau. Laboratoriniai reikalai. Ar tai sunki technologija? Nu, yra ką veikti, bet galima išmokti, nėra labai sudėtinga šiais laikais, kai pilna informacijos, yra knygų, yra interneto, yra žmonių tuo dirbančių. Ir tiek. Tik tai kas vienintelis labai imlus laikui darbas, nes iš tikrųjų viskas prasideda nuo motinos, nuo tranų paruošimo šitam procesui, tai plus jos reikia pasimti, susirinkti, kaip sakyti, reikia tam tikrai daug laiko. Motinos tinka tarp 7-12 dienų apsėklinti. Reiškia, įsiritusi motinėlė turi subręsti, kad pasiektų brandą ir tada galima ją, kaip sakyti, jinai natūraliai skrenda poruotis, tai taipogi ir čia mes imituojam tą tokį natūralų poravimąsi, tiesiog tuo laiku, kada ji gali poruotis ir bandom ją suporuoti. Taip pat yra aktualu ir turėti subrendusių tranų tam laikui. Tai va, tas instrumentinio apsėklinimo laikas, tai yra geri 2-3 mėnesiai, sakykime, varijuoja šiek tiek gamtoje tie niuansai, bet aišku, su bitininko pagalba, priežiūroje tą laiką galima pratęsti, prailginti. Tai va, bet tai yra sezoninis darbas, niekas, kaip sakyti, žiemą instrumentinio apsėklinimu neužsiima, nes bitės žiemą nesiporuoja. Tai reikia naudotis šiltą vasarą, gerais orais, gerų medunešių, gerų laikų, kad pavyktų, žodžiu, šitą procesą atlikti laiku. Tai va, ką daugiau. Taip, dar yra toks įdomus dalykas, čia buvo iš kalbos išėjo, kad ten suleidžiam sėklą į motinėlės pilvelę. Tai yra toks organas, vadinasi spermateka. Ir ten gyvybinga sėkla išlieka visą gyvenimą, reiškia, motinėlė susiporuoja ir tada visą gyvenimą jinai deda kiaušinėlius apsėklintus, gali apsėklintus kiaušinėlius. Na, tai iš to ritasi jau bitės darbininkės ir galima vėl auginti naują motinėlių kartą. Tai toks, kaip sakyt, procesas nesustoja. Tik tiek, kad imituojant gamtinės sąlygas, kaip kad gamtoje motinėlės skraido, tai čia imituojam tą tokį jau su žmogaus įsikišimu, reiškia, mes turim kontrolę, žinom, iš kur paėmėm tranus, žinom, iš kur paėmėm motinas ir turim kontrolę, žinom, ką turim. Ir šitą procedūrą leidžia labai išplėtoti selekcinį darbą su bitėm. Tai galima visokius variantus naudoti, motiną tada turėti jos dukrų, dukras vėl poruoti su motina, su prosenelė, žodžiu, galima žaisti, varijuoti, galima irgi vieną traną, kas gamtoje nerealu yra, kad su vienu tranu ten pavyktų motinai, kaip sakyti, susiporuoti, dažniausiai tai ten su daugybė tranų poruojasi. Tai, yra tokių niuansų, kur galima laboratorijai tik padaryti, o gamtoje to neišės padaryti. Nustatę motinos liniją, tai yra M ar C linija genetiniais tyrimais. Toliau atliekame morfometrinius matavimus ir tą morfometrinį vertinimą. Tai pirmiausia, vertiname tik tas bites, kurios atitiko M liniją. Nes, tai užtruktų labai daug laiko, jeigu imtumėm visus mėginius ir vertintume. Tai imame tik tas, kur mums parodė genetika, kad tai yra M linija, kad tai yra Lietuvos tamsiosios bitės motinos linija. Tai pirmiausia, mes įvertinom spalvą bičių, tai imam 20-30 mėginių ir spalva geriau matosi, kai mes pamirkom jas etanolyje. Tai tarkim, galim matyti, kad čia pilvelis yra visos juodas. Tai ir pasižymim, kad čia yra juoda bitė. Ir tuomet kerpam sparnelį. Tai mums reikia tik tai dešinio sparno. Ir tikslas yra nukirpti kuo arčiau pagrindo, kad būtų sparnelis visas pilnas sveikas.
Ir tada tiesiog su permatomos lipnios juostos gabaliuku užklijuojam. Oi, prilipo. Ir užklijuojam ant popieriaus tiesiog. Čia yra programa mikroskopo. Mikroskopas turi kamerą. Kompiuterį yra programa ir kamera fiksuoja viską per programą, įrašinėja mums vaizdą, kurį mes fotografuojam. Ir taip po vieną sparną ir fotografuojam. Tas nuotraukas jau sparnų tą morfometriją vertinam su programa DeepWing, kuri yra internete, laisvai prieinama programa. Mat, jeigu pasižiūrėsim nuotrauką, štai taip nuotrauka atrodo. Jau čia nufotografuota. Ta programa deda 11 taškų ant sparno susikirtimo gyslų įvairiose vietose ir vertina, kokiam porūšiui priklauso bičių šeima pagal sparnų morfometriją. Tai vieni iš pagrindinių požymių yra kubitalinis indeksas. Tai, ar matosi? Šitos gyslos ir šitos gyslos santykis. Taip pat yra diskoidalinis taškas, diskoidalinio taško padėtis. Diskoidalinis taškas yra šitoje vietoje, tarp šitų, kur 3 tos gyslos sparno susikerta. Ir per viršutinį tą narelį brėžiam tiesę, nuo tos tiesės brėžiam statmenį ir žiūrim, kurioje pusėje statmens atsidūrė tas taškas. Ir jeigu taškas atsiduria link sparno galo, tai būtų jau tada C linijos labiau bitės. Jeigu taškas atsiduria į sparno pagrindą, tai jau yra vienas iš pagrindinių apis mellifera požymių, mūsų Lietuvos tamsiosios bitės požymio.